Sveiki, atvažiavau šiandien prie tvenkinio, bandysiu žvejot dugniniam, kaip praeitą kartą, 2 meškerės ant bailiukų ir vieną su fideriu ant dzikūno. Prie tvenkinio esu pirmą kartą, tai neaišku kaip čia kas, koks dugnas, kokie giliai. Gerai, einu ruoštis. Ką maišysiu pašarą. Viskas keičiasi, nes gyvus pamiršau namie. Tai kad žvejosiu tik bailiukais, visus 3 meškerės. Pašarą darom karštinį. Tauskai visą laiką nekepia. Ant guolių nemanau čia kaip, kad kips labai smulkmė. Manau, jeigu jau bus kibimas, tai bus. Bet teks sėdėti ilgiau ir laukti. Ką padarysi? Pamiršti kažką tai. Jo. O, šariukas. Toks. Dar pabrinks tegul. Ir gerai. Gili. Vietų yra laisvų. Kokias 5 buvo laisvas, bet tai pirmoji nuvažiavau tokia nebloga vieta, bet gilio tai visiškai nėra. Metras, net 2 nėra. Nesuprantu. Visiškai svarelis nekrenta. Čia atvažiavau, čia tas pats. Visiškai nėra gilio, nežinau. Kiek žiūrėjau, tai čia 2 metrai visur. Vidurkis 1,5. Giliausiai 10 metrų kažkur. Bet kur tai nepažiūrėjau, tam žemėlapį. Čia bus per daug, manau. Nemanau, taip ir bus. Ramūnė vėjelė, bet kiek čia valandų? 8 ryto. Bet vėl bus karšta. Ką rugsėjis? Rugsėjo 4. O karščiai dar neišeina, dar visas rugsėjis, kai vasara bus. Prasitęs. O tai vat. Pusė 9 ryto, ką tik meškerės 3 užmečiau, užsišėriau, ant vienos buvo kažkoks patankinas, ant visų 3 bailiukai, geltoni, raudoni, visokie. Mailius laksto, ešeriai gaudo mailių, bet kažkaip man keistai čia. Vienas žvejys kitoj pusėje sėdė, žvejoja, neaišku ant ko. Turbūt ant plūdės kažkokios, nes tyliai nei signalizatorių nieko nesigirdi. Nu, aš nežinau čia. Bandysiu dabar valandą tyliai tegul pabūna. Kažkoks tiptelėjimas buvo mažiukas ant vienos. Bet nieko rimto turbūt. Užkabino kažkas kažką.
Šia žvejyba, man atrodo, tik tais gersiu kavą ir valgysiu visą dieną, daugiau nieko. Nes čia man kažkaip atrodo, kad žuvies mažai išgaudyta. Su kom neaišku, bet išgaudyta. Virš litro pyliau, nu per kiek iškais įdomu. Užvirsta prasme, neužkais. Pažiūrėt, turim 7 dabar. Darysim, bet greit užvirė. Šitą va toks bolinukas mažiukas. Čia virš litro pažiūrėsim per kiek minučių, bet tai greit užvirė. Bet tai skaityk, čia tokius kokius žygius paimti kuprinę, bet tai tokias žvejybas rimtas, kur parom, tai oi, ir per brango, ir per mažai. Geriau tą tokį didesnį, vat, kur mačiau už 40 eurų, už kiek tokį 3 kilogramų paimti, va ten tai tikrai ten virimo trukmė tiek 2 paras ar kiek ten. Šakiam valandų kažkas tokį prisimenu, bet tikrai apsimoka, man atrodo, labiau į tokią mažytę. Čia apsimoka jo, kuprinė, žygį, kur vaini, ištrauki greitai, hop, padarai sau ir toliau. O kur ilgesniam laikų žvejybam, tai reikia tą didesnį. Tikrai. Dujų balionai. Nu ir ką, jau beveik. Kiek čia? 3 minutės praėjo. Jau burbuliukai užkilę. Jo po biškį, kaip girdėjau, tai jau Nemunė pagauna, po biškį jau pradeda judėti. Kiek iš informacijos surinktos. Supratau, kad jo, Nemunas po biškį jau turi pradėti. Bet ten labiau juda nuo Kauno iki Jurbarko. Nu tai ten visą laiką geriau juda. O čia nuo Kauno į apačią į Vilnių, tai Birštono, ta prasme. Tai neaišku, nežinau. Bet jo, Nemuną reiks važiuoti tikrai. Ten karšiukas turi sujudėti. Kažkada, aišku, kai pataikys. Bet kaip sunku su ežerais. Neaišku iš vis kaip, kur, kada ir kaip. Visiškai. Kur geri ežerai, privažiavimų nėra, privatu viskas, arba vietų nėra, žvejai žvejoja. Meškeres permečiau. Kiek čia 1,5 valandos pastovėjo. Kažkokie prisilietimai buvo, bet tai, manau, čia arba praplaukė žuvis, arba nieko ten rimto. Dabar permečiau. Nu, manau, gal net ir 2 valandas duosiu šiam pastovėti. Nes čia judesio visiškai jokio nėra. Reikia lauk, gal ateis. Gal. Bet kažkaip man atrodo, kad čia bus be žuvies šita žvejyba. Kažkaip atrodo čia tuščias tvenkinys šitas.
pirmas geresnis. Pažiūrėkit koks. Parašykit, kas čia jam yra. Visas krūvinas, juodas. Kas čia jam yra? Seidė gal kažkom. Visas kraujuotas, juodas kažkoks. Nesupratau, kas jam yra. Visas krūvinas, nugara krūvina, aplipęs kažkokiais juodom dėmėm. Bet toks jau apie kilą. Nu va, pusė pirmos. Beveik kilograminis va užkybo ir prieš tai kažkur prieš valandą. Plakiukas toks. Iki 100 gramų. Tai 2 žuvys šiandien. Lakiukas šį kartą. Po biškį dinojus kimba. Daiktus jau surašiau. Kibimų dar buvo 2 kibimai. Realizuoti nepavyko. Tai pagavau 5 plakius iki 100 gramų tokius ir 1 kilograminį karšį. Tai va, tokia va žvejyba. Kažkokių tikslų nebuvo dėl žuvies, tai kad skaitau žvejybą, kaip visą laiką, superinė. Poilsis gamtoje, nuostabu. Ką, iki kitų kartų.